Mano pavardė tai Linkaitė, Prima Morta, Vincu. Daug iškentėjau, daug vargau. Aš gimus Marijampolės apskrity, Veiverių valsčiaus buvusiam žinoma ir Pributkių kaime. Daugiausia buvau aš teista ir iškankyta, nukankyta už Juozo Lukšos. Ryšio su juo aš turėjau. Susirašinėdavau net kaip jis buvo vakaruos. Laiškus aš gaudavau nors kitokiom pavardėm ir viską, bet reikėdavo gauti per tai. Ir mane paskui kankino, laužė ir tiesiog ir vadino šitą Amerikos žvalgybos agentų ryšininkė buvau. Mane paskui buvo visai skriaudė ir paėmė pirmą kartą 47 metais į Marijampolės saugumą. Ten prie sodų tada buvo įmesta 8 paras, vasario 2 Graminčių buvau. Į vandenį įmesta buvau visą 8 paras, kad išleido mane taip. Kojos pajuodę buvo visas, sunkiai labai sirgau. Išgulėjau 3 mėnesius lovos. Da mamytė gyva buvo. Paskui taip reikėjo slapstytis ir vargti. Partizanų vadas Lukša Juozas. Jisai buvo išvykęs į Vokietiją vakarų. Ir jis man buvo rašęs kelis laiškus, saugumas sekdavo tuos laiškus. Suėmė tuos laiškus. Ir vienas laiškas da papuolė man į rankas, kaip tas laiškas papuolė, mano sesuo Birutė mokinosi Kaune medicinos mokykloje. Ją paėmė, buvo gegužės mėnesis. Jie iššoko į saugumo 3 aukštą. Susižeidė labai. Šiaip taip liko gyva. Mane irgi paėmė. Pagavo ant kelių, aš nespėjau save kur nors išnykt, kad jie mane nerastų. Pagavo ant kelių visai ir tiesiog išvežė į saugumą Kauno, tenai laikė 6 mėnesius. Kankino, ką jie nedarė. Išlaužė rankas, kojas, nugarą, galvą ir laikė uždaryta į badu marino, į visai. Iš teismo parvežė į mirtininkų kamerą. Ir paskui jau mirties nuosprendį tą atšaukė. 25 metus, 5 be teisių. Viskas buvo padaryti, skaitosi, kad tu Amerikos žvalgybos agentė ryšininkė Ralvas sumušė labai. Visai jau buvau nepanašiai, svėriau tik 28 kg. Ir paskui po teismo kiek palaikė, dar su seserė Birute kartu išvežė. Mane tiek buvo atidaužę, kad nebuvo sveikos vietos, prisimetė galvoj tuberkuliozinis meningitas. Viena kairė pusė pradėjo visai gest smegenys ir aš visai nukritau ir jau man nebuvo. Jie neturėjo ką su manim daryti, tai paskui jau Rusijų kankino, darė, vandenį laikė į kojas, visa kojos ir į pirštai įsukyti, išlaužyti ir tiek jau sunkiai gyvenau, kokios kančios neišpasakytos buvo, kad niekada žmogui negalima būtų apsakyti būdavo. Valgyk neturėjom ką. Gabalytį duonos duodavau, ta duona tai ne duona buvo, tokie pjaulai ir vandens tenui 0,5 litro puoduką šiltų.
Iš susmirdusių, supuvusių žuvų sriubos aš negalėjau valgyti. Kai jie mane, kaip sako, jie vakteiravo, kaip sudraskytą skudurą ir mamytė gyva da buvo, tai ir pasirašė, kad atsiima pagal parašą. Tai paskui susukta į skudurus vežė į Kauną, o iš tenui paskui parsivežė į tėviškę į namus. Užkišdavo lietuvišką vėliavą burną, surišdavo rankas, kojas, išblirkdavo ant nugarų. Išlaužyta visi kaulai, visa atidaužyta buvo. Gyvenus žmonės neapleidžia. Yra gerų dar žmonių, kurie atjaučia. Aš tikiu, kad mes dar sulauksim gražios lietuviškos Lietuvos, laisvos Lietuvos. Ir mes tikimės ir galvojam taip, kad mes galėsim iškelt savo. Nors jau buvo per vasario 16 iškelta trispalvės vėliavos. Mes dar iškelsim, jeigu aš nesulauksiu, tai sulauks kiti.